Sveiki bičiuliai, randuosi savo dirbtuvėse prie savo dviračių kolekcijos ir šiandien toliau tęsime elektrinio dviračio temą. Sulaukiau daug užklausų, tai kaip tas projektas, ar juda į priekį, ar nejuda. Tai gavom šiek tiek dalių, eisime, išpakuosime siuntą, pažiūrėsime kas viduje, na ir šiek tiek aptarsime ir pradėsime, manau, patį projektą. Tai toksai laukia video, kam patinka mano kūrimas turinys, nepamirškite paspausti like, parašyti komentarą, o dabar važiuojam. Tai gavau šiandien tokią paslaptingąją dėžę, kuri pas mus garažiukė yra, ir eisime ją išpakuosim. Na, kas pirmą kartą žiūrite video šią temą, tai darysim elektrinį dviratį 3 kW iš šito seno Kuroteko. Tai šiek tiek esu dabar supirkęs jau komponentus ir dabar laukiu, kol parsiūs. Tai esu parsisiuntęs pakrovėją, na, čia dėžė neišpakuotas. Tai čia 5 amperų, na, toksai atrodo nieko gero. Na ir parsisinčiau dabar 72 V akumuliatorius ir pažiūrėsime, kas šioje dėžėje, nes tik tai prapjau, bet kol kas dar neišpakavau. Tai pažiūrėsim, ar bus pakrovėjas, pažiūrėsim, kaip atrodo, kokia kokybė pačių akumuliatorių. Tai manau, toksai įdomesnis video, kas planuoja konstruoti, kažką daryti su elektriniais dviračiais, tai bus naudingos informacijos. O aš dar manau, kad kokį mėnesiuką turėsiu palaukti, kol gausiu elektrinį variklį, valdiklį, visas likusias dalis, nes šitas akumuliatorius buvo užsakytas iš Vokietijos ir reikėjo laukti apie 2 savaitės, kadangi vienas gamintojas tik tai gamino būtent tokius akumuliatorius kokybiškus iš Samsung ir LG celių. Tai dėl to pats procesas ir užtrunka, nes norinčių vasaros sezonų pasigaminti elektrinį dviratį yra labai daug žmonių. Ir tai parodo vien dėl to, kad neįmanoma yra nusipirkti galingesnio negu 2 kW variklio. Kinijoje yra variklių, o Europoje visi iš visų sandėlių tiek Lenkijoje, Vokietijoje, tiek Prancūzijoje yra iššluoti. Na, einam, išpakuosim pačią siuntą, pasižiūrėsim, labai irgi pats nekantrauju. Ir įdomu, kokia kokybė pačio akumuliatoriaus, kiek teko skaityti atsiliepimų, tai visi labai patenkinti, tikiuosi, aš irgi nenusivilsiu. Einam pažiūrėti, kas toj dėžėje dabar. Prapjovęs esu, bet nežiūrėjau. Galvojau, kad atsiuntė jau patį variklį, bet dėžė mažoka, tai tada supratau, kad akumuliatoriai. Na, čia kažkokie lipdukai. Čia akumuliatoriaus įdėklas, toksai maišas. Na, einam prie įdomesnių dalykų. Išimsim šitą pertvarą. Instrukcijos. Irgi galėsim pavartyti, pasižiūrėti. Tai kaip matau, yra ir pakrovėjo instrukcija, ir pačios baterijos instrukcija. Na, tai tikrai, kokybiškos, dėl to ir yra problema, kad nepavyksta taip greitai jų gauti šito akumuliatorių. Tai kaip matot, tikriausiai aukščiausia klasė skaitosi, tai tikrai viskas kaip ir gerai turėtų būti. Nu, blogų atsiliepimų nemačiau, bet teko matyti video nemažai, kaip užsidega tie akumuliatoriai. Užsidega dažniausiai dėl to, kad, na, yra kraunami su netinkamais pakrovėjais arba netinkamai. Kaip matote, dėžė pakrovėjas. Man atrodo tikrai daug kokybiškiau negu tas, kurį dabar esu parsisiuntęs. Tai šitas pakrovėjas, kaip matau, yra 4 amperų netgi. Tai tikrai ganėtinai galingas. Turėtų per kokias 6 valandas pakrauti mūsų akumuliatorių. Na, žiūrim toliau. Eisiu video pabaigoje, išpakuosiu tą kitą, kurį esu parsisiuntęs atskirai, bet ten nebuvo brangus, tai bijau, kad ten gali iš tikrųjų gaisras kilti, nežiūrint, jeigu. Na, čia juostas akumuliatoriui prie rėmo tvirtinti. Tada laidas. Čia greičiausiai prisijungti prie pačio kontrolerio bus. Silikoniniai, kokybiški. 200 laipsnių rašo, kad laiko. Žiūrim toliau. Kažkoks packagės yra. Pažiūrėkim, kas packagė tam. Packagė. Pakrovėjo laidas. Čia priklauso, kurią šalį siunčia. Tai taip ir sukomplektuoja tikriausiai. Na, einam prie pačio akumuliatoriaus dabar.
Tai štai ir gražuolis. O, jėtus, koks jis svoris didelis. Pakuosiu, pakuosiu ir pasižiūrėsim. Na, tai kaip matote, yra jungimo mygtukas, pakrovimo lizdas. Tai šitas akumuliatorius yra 72 voltai, 20 ampervalandžių. Tai štai jungiam. Yra, kaip matote, ir ekranėlis. Rodo, kiek pakrautas akumuliatorius. Tai reikės uždėti jaučiu krauti. Tuoj panagrinėsim instrukcijas. Na ir pajungsime šį akumuliatorių krovimui. Na, atrodo tikrai labai kokybiškai pagamintas. Puikiai kokybė. Pranoko mano lūkesčius. Na, aišku, žiūrėsim kaip važiuos. Įdomu irgi. Na, einam, pažiūrėsim instrukcijas ir bandysim pajungti krovimą ir pažiūrėsim dar kitą pakrovėją. Paimsim ir pažiūrėsim dabar, ar į patį dviračio rėmą tilps šis akumuliatorius. Tai tuoj šiek tiek pridėsim. Daugmaž, kad susidaryti patį vaizdą. Na, turėtų tilpti, kiek matau. Ko gero tilps. Na, tikrai. Nebūsiu apskaičiavęs, gal nereiks kito dviračio pirkti. Apžiūrėsim pačią instrukciją dabar akumuliatoriaus. Tai ličio jonų, kaip matot. Tai vat parodyta viskas, ką minėjau, kad krovimo lizdas, pakrovėjas. Na, dar yra USB jungtis kažkur nepastebėjome irgi. Surašyta viskas. Tai toliau žiūrim. Na, čia kaip atrodo dviratis pats surinkus, galima pasižiūrėti. Ir daugiau galima pasiskaityti apie pačius režimus krovimo. Kokybiškai atrodo. Čia pačio pakrovėjo instrukcija. Jis irgi pasinagrinėsiu, pasinalizuosiu daugiau. Na, einam, išpakuosim dar tą kitą pakrovėją, kurį esu parsisiuntęs. Irgi įdomu, kokia jo ten ta kokybė. Ir, manau, pabaigsime video ir lauksime toliau variklių. Dar vienas pakrovėjas. Tai čia šito berods, jeigu neklystu, apie 30 gal mokėjau. Na, bet irgi, kaip matot, kokybė tokia, nepasakyčiau, kad kažkokia labai gera, labai jau pigi plasmasė atrodo. Lizdas irgi toks pat kaip ir ten. 5 amperų, bet nežinau, ar šitą naudosiu. Greičiausiai, kad nenaudosiu. Tai gal reikės dėti pardavimą greičiausiai, kad nelabai kokybiškas. Tai šiandien tiek apie elektrinio dviračio projektą. Toksai trumpas video, pasižiūrėjom, ką gavom, panagrinėjom. Na ir sugrįšim prie šio projekto, kai gausim visas likusias dalis. Aptarsime kitus komponentus, na ir tada kibsim prie darbų. Tai kam patinka mano kūriamas turinys, nepamiršti paspausti like, parašyti komentarą. Na, prie mano projektų galite prisidėti Patreon, PayPal. Patreon už kavos puodelio kainą pamatysite visus papildomus epizodus, kuriuos kuriu kiekvieną savaitę. Ačiū, kad palaikot, ačiū, kad stebit, na ir iki.